Tai jūs žiūriu veidrodėlį. Ne tai ką pasakysiu, ką veidrodis parodys. Ką veidrodis parodys. Nesinervuok. Parūkyk. Atsipalaiduok. Ir žiūrėk, kaip visas gyvenimas vyksta tau aplinkui. O tu tiesiog nieko nedaryk. Nes kad ir ką padarysi, vis tiek bus blogai. Net tyla, nejudėjimas, buvimas, paprastas egzistavimas privedė prie to, kad reikėjo rėkti, klykti, staugti, kažkokius tai sakinius šiais 3 būdais išvartyti. Nes kažkada buvo puolimas, o liko tikimybė. Tik tai klausimas, jeigu aš neegzistuoju, jeigu aš tik siluetas šitoje visoje egzistuojančioje erdvėje, tai kas laiko šitą telefoną rankoje? Kaip tas telefonas iš viso egzistuoja? Ką ten gali kamera matyti, jeigu yra tik paprastas akmuo? Nieko daugiau. Paprastas akmuo. O lašas po lašo ir akmenį pratašo. O geležiniai nervai per karštį tiesiog išsilydo. Sakai, oro trūksta. Bet tai gaudai tik tai šviežią orą. Sakai, ugnis blogai, o aš norėjau tik pasišildyti taip. Sakai, manai, galvojai. Bet taip išeina, kad savo praeitį nusinešiu su savim. Bet gal pabandom iš naujo, gal pabandom dar kartą, bet tada neužteks man vieno gyvenimo. Taigi, galvojam, galvosūkis tai yra. Ar, kaip sakom, visi nusisuko galvas. Galbūt galva niekada nepriklausė man. Jinai priklausė tau. Tyla, ramybė, džiaugsmas. Ir galų gale tas eilinis, paprastas noras, skausmų pajusti kaifą. Bandom, darom, bet visa tiesa ne tai, ką aš sakau. Man įdomu, kai aš truputį nutylu, koks tai garsas vykstantis aplinkui. Įdomiausias dalykas – pajung telefoną ir laikyk jį amžiams. Tegul įrašo tam tikras garso vibracijas.
Iki kitų metų. Susimatysim dar kartą.